Taigi visi sveiki atvykę į Škoda automobilį 9879. Šiandien matysite vaizdo įrašą, kaip saugiai vairuoti automobilį. Šiandien video tema yra apie vairuotojams pamoką. Tai va, šiandien parodysim video ir žiūrėkite. Sveiki, automobilis yra neatsiejamas nuo mūsų kasdienybės, bet ar susimąstome, kad net ir mokėdami vairuoti, kai kuriuos dalykus darome ne taip, kaip derėtų juos atlikti? Tačiau tai galime pakeisti, dėl to pristatome trumpų filmų ciklą Vairuotojo kompetencijos. Parodysime, kaip geras vairuotojas turi elgtis prie vairo ir kaip reikia vairuoti, kad vairavimas būtų saugus ir jums, ir kitiems eismo dalyviams. Šioje dalyje supažindinsiu, kaip automobilį paruošti važiavimui. Pirmiausia, reikia tinkamai susireguliuoti sėdynę. Jei sėdynė sureguliuota tinkamai, su ja turi liestis kuo didesnis kūno plotas. Sėdynę atgal ar į priekį stumkite tiek, kad visiškai įspaudus sankabos pedalą kairė koja liktų šiek tiek sulenkta. Galvos atramos taip pat svarbus saugos elementas automobilyje. Smūgio iš galo atveju jos gali apsaugoti nuo kaklo traumų, todėl atrama turi būti tokiame aukštyje, kaip ir viršugalvis. Turite pagalvoti ir apie tai, kaip pasieksite vairą. Visiškai atsiremkite į sėdynės atlošą. Taip sėdėdami turite suimti vairą abiem rankomis viršutinėme jo taške. Atminkite, kad sėdynės ir vairo negalima reguliuoti važiuojant. Jei reguliuosite sėdynę važiuodami ir tuo pat metu, pavyzdžiui, spausite pedalą, galite netikėtai smarkiai pasislinkti atgal. O išslydus vairų iš rankų galite ir prarasti automobilio valdymą. Dabar laikas sureguliuoti veidrodėlius. Galinio vaizdo veidrodėlio viduryje turite matyti galinio stiklo vidurį. Veidrodėlis turi būti pasviręs tiek, kad matytumėt visą galinį stiklą. Šoninius veidrodėlius reikia reguliuoti taip, kad juose būtinai matytųsi automobilio šonas ir kiek galima didesnė kelio dalis. Kuo didesnė kelio dalis matyti, tuo geriau galėsite pastebėti jūs lenkiantį ar gretima juosta važiuojantį automobilį. Svarbu veidrodėlį sureguliuoti taip, kad kuo mažiau matytumėte savo mašinos šoną, tačiau jis turi būti jūsų veidrodėlėje, nes galite nepastebėti jūs pradedančio važiuoti ar lenkiančio automobilio. Veidrodėlį sureguliuotas tinkamai, jeigu horizonto linija eina maždaug toje veidrodėlio vietoje, kur pasibaigtų viršutinis jo ketvirtadalis žiūrint nuo viršaus. Taip reikia daryti dėl to, kad turite kuo geriau matyti iš paskos važiuojančią transporto priemonę. Jei veidrodėliai bus sureguliuoti per žemai, sunkiai pastebėsite toliau esančią transporto priemonę. Jei veidrodėliai bus sureguliuoti per aukštai, galite nepastebėti arti važiuojančios transporto priemonės. Jei veidrodėliai gerai sureguliuoti, į juos užtenka trumpo žvilgtelėjimo. Jei norėdami pamatyti vaizdą per veidrodėlį turite smarkiai pasukti galvą, pasilenkti ar pasvirti į šoną, reguliuokite iš naujo. Papildomi judesiai važiuojant jūs vargins ir blaškys. Saugaus diržą užsisekti reikia taip, kad jis įsitemptų ne tik per krūtinę, bet ir per klubus. Jei užsisegus jaučiamas laisvumas per klubus, diržą šiek tiek patempkite. Štai ir viskas. Dabar jau esate pasiruošę pradėti važiuoti. O kaip valdyti automobilį, papasakosime kitoje dalyje. Iki! Ačiū, kad žiūrėjote. Iki sekančio karto.